Iranas išgauna iš žemės 4–5 procentus pasaulinės naftos gavybos. Iranas visada patenka į 10 didžiausių naftos išgavėjų. Iranas išgauna iš gelmių 6–7 procentus pasaulinės dujų gavybos. Iranas patenka į 3 didžiausių dujų išgavėjų pasaulyje. Iranas yra vienas iš energijos išteklių šaltinių Europai ir Kinijai. O energija tai gyvenimo ir gamybos pagrindas. Nafta tai kuras transportui. Ir jokie elektriniai automobiliai niekada nepakeis naftos. Sumažėjus angliavandenilių srautui, visi procesai lėtėja, mažėja gamyba, krenta ekonomikos apyvarta. Štai ko reikia Trumpui. Jungtinės Amerikos valstijos nori sumažinti naftos ir dujų srautą iš Irano į Europą ir Kiniją.